Akių šepetėlis. Skaistalų šepetėlis. Pudros teptukas. Diana, kodėl tu vis pudruojas ir pudruojas? Tu ir taip atrodai nuostabiai. Knopa, ar nesupranti, šiandien mes šeimininkės privalome atrodyti nepriekaištingai. Įdomu, kam iš merginų šiandien pasiseks? Kas eis į pasimatymą su vaikinais? Nastė tai tos, kurios dalyvauja. Moody, Mona, Blondie arba Emi. Taip, tik merginos pirmiausia turės išsilaikyti testus, kad gautų prizą. Pažiūrėkim, kuri bus stipriausia. Gaila, kad nedalyvauju. Palauk, Knopa, galim, mes dar iki galo nesustaikėm su Tomu ir Martinu. Ta prasme, sakot, ne iki galo. Merginos, apie ką jūs kalbat? Ar norit atsikratyti vaikinų ir eiti išleistuvės vienos? Ne, ačiū, verčiau liksiu su Tomu. Merginos, kaip turėtume supakuoti prizą, galbūt rožinė dėžė ir Kaspinas? Dana, kaip tu tai įsivaizduoji, Smalikas ir Timūras dėžiai? O koksgi prizas be pakuotės, tai ne prizas. Smalikui ir Timūrai nereikia pakuotės, jie prizas bet kuriai vienišai merginai. Taigi, merginos, einam. Diana, ar jau baigiai daryti makiažą? Taip, merginos, aš pasiruošus. Nuostabu! Lemonai, ar manai, kad laimėsiu? Na, tavo Lemonas tau pasakys. Mergaitės, Lemonas dėl manęs jaudinsis, jis dabar tik miega. Tavo žiurkėnui tu nerūpi. Taip, jis tiesiog mano, kad jis ją rūpinasi. Tu tiesiog nesupranti, koks ryšys mane sieja su mano žiurkėnu Lemonu, o šiose varžybose jis dėl manęs jaudinsis. Gerai, Moody, mes irgi tave palaikysim. Mes taip pat norim, kad laimėtum. Ir gautum pagrindinį prizą pasimatymą su gražuoliu. Tai bus arba Smalikas, arba Timūras. Merginos, nežinau, kad ir kas tai būtų, man atsibodo būti viena. Tikiuosi, kad jis mane įsimylės po pirmo pasimatymo. Mes tave palaikom. Lemonai, ar tu su mumis? Fiona, labas, mes jau ruošiamės konkursui. O kaip dalyvės, ar matėt jas? Merginos, nieko nemačiau, jos tikriausiai puošias. Jos puošias, Diana, aš iš tikrųjų manau, kad šios merginos nevertos konkurso. Nastė, kodėl tu tokios nuotaikos? Nastė, bus smagu. Kam, Dana, bus smagu? Dalyviams? Nastė, nesijaudink, mes smagiai pasijuoksim. Sveikos, zuikės, labai jūs myliu, ar galiu dalyvauti konkurse viena? Blondie, ta prasme. Kaip suprast viena? Merginos, aš tiesiog labai noriu laimėti ir man nereikia konkurentų, šias varžybas surengsiu pati. Viskas bus puiku. Tai nebus varžybos, o vienos moters kova dėl vaikinų. Na, tai ir yra smagios varžybos, Blondie. Blondie, be konkurencijos tu esi niekas. Diana, aš šiose varžybose tiesiog bėgčiau, šokinėčiau ir daryčiau salto, bet mano varžovės neleidžia man to parodyti. Blondie, vėl pradedam. Diana, mes dalyvaujam. Blondie, nuo konkurentų nepasislėpsi. Klausykit, merginos, net jei laimėsi, tai bus tik vienas atsitiktinis pasimatymas. Bet aš galiu užmegzti tikrus santykius. Pažiūrėsim, Blondie, ar tai bus tik vienas pasimatymas, ar 1, 2, 3, 4. Ne tau spręst. Gerai, sėkmės varžybose. Iki pasimatymo konkurse. Žinau, kaip elgtis su konkurentais. Įrodysi tai konkurse. Nagi, vaikinai, kas laimės prizą? Pasiruošęs pasimatymui su konkurso nugalėtoju, pirmą pasimatymas, tada santykiai ir galiausiai tapsite pora. O tu mums tiesiog pavydi. Kam rūpi vienas pasimatymas? Eisime ir vaišinsimės. Užsisakysime skaniausių dalykų ir zuikės bus apstulbęs išgirdęs sąskaitą. Pirmiausia, bent jau pasižiūrėkite, su kuo eisite į pasimatymą. Ei, vaikinai, gal žinote, ar konkursui reikia dar vieno prizo? Ei, mes pasiruošę, štai prizas, mikroautobusas. Taip pat jūs, vaikinai, netinkate. Kodėl taip yra? Ar mes nevykaliai? Ne, vaikinai, jūs tiesiog jau turite merginų. Konkursas skirtas viengungiams ir vienišoms moterims. Dalyvauja merginos, kurios neturi vaikinų, ir vaikinai, kurie neturi merginų. Taigi, aš pasiruošęs atsikratyti Tajus, o aš pasiruošęs mesti Loren. Tai tau spręsti su savo merginomis. Dėl restorano vaikinai pasiruošę padaryti viską, kas įmanoma. Šaunu, kad dalyvaujame žmonės, mums jau pavydi. Taip, vaikinai, šiandien jūsų diena, merginos kovoja už jūs. Taip, norime tai pamatyti. Smalikai, kas tavo manimu? Man nesvarbu, su kuo eisiu į pasimatymą. Svarbiausia, kad jį mažiau... Kuku, kuku, kuku. Nesupratau, ar jums viskas gerai? Gal jūs su mumis juokaujate? Mes juokaujame su jumis. Kilo problemų? Oho, neskubėk. Jokių problemų. Ar nusprendėte, kad esate staigmena pakuotėje, galite padaryti bet ką? Tikri vyrukai niekada taip nesielgtų. Ar matei tuos drąsius šiukšlių rinkėjus?
Ypač Bobas, kaip jis pašoko, lyg bitė jį būtų įgėlęs. Eina sau. Sveiki, mokytojau Maikai, gal galėtumėt pasakyti, kur yra Jobas, ar matėt jį? Visą dieną jo nerandu. Ne, jo nemačiau. Zuikės, ar matėt Jobą? Ne, nematėm. Žuža, niekas nematė tavo Jobo, visi kalba apie konkursą. Moody, tu laimėsi. Tiesą sakant, Jobas nedalyvauja konkurse, nes jis turi merginą, be to man jo reikia. Kur mano asistentas? Moody, atrodo, kad turim tai nusiteikus laimėti. Sėkmės. Ačiū, merginos, tikiuosi, kad mano viso gyvenimo meilė ateis į šį pasimatymą. Smailikas ar Timūras, kurį pasirinksi? Dar per anksti rinktis. Smailis ir Timūras abu įsimylėję. Ir kad ir ką likimas duotų, taip ir bus. Merginos, jūs galvojate apie konkursą ir simpatijas, bet jums reikia pagalvoti apie egzaminus ir kaip gerai užbaigti šiuos mokslo metus. Mokytojau Maikai, negadinkit linksmumo. Galvojam ir apie konkursą, ir apie mokslus. Nesjaudinkit dėl mūsų mokytojau Maikai. Bet aš nerimauju ir Fiona taip pat nerimauja. Beje, ar repetuojate šokį išleistuvėms? Jums reikėtų pasitempti? Repetuoja, mokytojau Maikai. Nerepetuoju, bet išmokau. Nuo rytojus turėsiu nuolatinį partnerį. Žužo, kaip tu? Ar tu priimsi mūsų užsakymą? Konkursas jau greitai. Ir mes ten stovėsime alkanos valandą. Ar Žužo yra propeleris? Žužo neturi asistento, taigi palaukit. Žužo, tau nereikia propelerio. Antrai būsi kaip Karlsonas ir skrisi iš akademijos. Nereikia, mokytojau Maikai, nereikia. Jiems pasisekė ir prizas, ir mergaitės, ir Timūras netgi pasipuošė. Koks prizas? Jie juk pralaimėtojai. Ką jie gali mus išgirsti? Aš tau to nesakiau. Bobikai, kam rūpi, ką jis sako? Pirmiausia, pasiek tai, ką pasiekėme mes. Tap krepšininku, tada galėsi tverti savo mažą burnytę. Kas čia maža burnytė? Kieno mažos burnytės nemoka dainuoti, bet aš galiu. Bobai, kodėl bandai jam ką nors įrodyti? Užsičiaupk arba musė įlips. Matai? Pakartok. Bobai, ne, ačiū. Dainininkas. Sveiki visi, šiandien pavaduoju mokytoją Maiką, jis šiandien susitinka su direktoriu. Ar šiandien bus tik berniukai? Taip. Kas čia per reakcija, vaikinai? Fiona, bijojome, kad galime užmigti pamokoje. Fiona, tavo balsas toks raminantis. Neužmigsit. Šiandien turime sudėtingą testą, tikiuosi pasiruošėt. Ką? Zakai, aš nepasiruošiau, mes nežinojome apie testą, niekas mums nesakė. Šiandien varžybos, koks dar testas? Šiandienos testas yra apie grybus, ar visi žinot, kas yra sporos? Taip, mes žinome, tai būna tada, kai grybai ginčiasi tarpusavyje. Ne, Kirilai, grybai dauginasi sporomis, atvers sąsiuvinius ir pradėkit rašyti. Na, vaikinai, ar praleisite treniruotę? Ne, nepraleisime konkurso, greitai parašysiu testą ir tada eisiu į konkursą. Kokios varžybos, kas ten kovos už tave, ar matys save veidrodyje? Fiona, galvos apdangalas limpa prie manęs. Gerai, vaikinai, jei nėra mokytojo Maiko, tai nereiškia, kad užminsite man ant galvos. Visi rašo testą ir užsidedat galvos apdangalą. Aš esu Jobas, Fiona. Pirmasis žodis vertingesnis už antrą. Nekenčiu šitų Timūro ir iš Smailiko. Šonai, ką? Kovokime su jais. Esu drąsus vaikinas, bet netoks jau ir drąsus. Na tada aš pats su jais susitvarkysiu. Velnias, labai tikiuosi, kad gausiu Smailiką. Aš noriu Timūro. Aš noriu ir Smailiko, ir Timūro, bet man patinka abu. Kodėl tu tyli, blondi? Vargu ar man pavyks laimėti šiame konkurse. Tokie konkurentai? Taip, mes tokios. Velnias, pamiršau skaistalus, ar turi kokiu nors? Ne. Moody, aš taip pat neturiu, blondi, gal tu turi? Ne. Bet galiu atnešti, turiu naujų skaistalų, jie tokie šaunus. O, ačiū, blondi, prašau atnešk, turim pabaigti makiažą. Merginos, aš tokia greita, jūs net mirktelėti neturėsite laiko. Šitam konkurse nedalyvausit. Blondi, išleisk, atidaryk duris. Velnias, ką man tai turi bendro? Jie mus užrakino, jie atsikratė mūsų kaip konkurenčių. Kokia kvaili. Ir mes pasidavėm dėl skaistalų. Sėkmės, vaikinai, mes pasiruošę. Draugai, sveiki visi. Šiandien skelbiu konkursą vienišoms moterims. O šiandienos prizas dvi simpatijos iš mūsų akademijos. Timūras ir Smailikas. Noriu ginčytis, akademijos simpatija yra Jobas. Ir Bobas, mes taip pat. Draugai, negadinkim konkurso.
Na, ar jūs visi pasiruošę pamatyti merginas, kurios varžysis dėl mūsų akademijos simpatijų, dėl Smailiko ir Timūro? Valio! Kur Mūdi jos išėjimas? Pristatome Blondi, Emi, Mona ir Mūdi. Sveiki, dalyvauju šiame konkurse ir varžysiuosi dėl šių simpatijų širdžių. Mūdi, kur tu? Mūdi. O kur kitos dalyvės? Blondi, o kur tavo konkurentės? Iš kur man žinoti, galbūt jos jau persigalvojo ir nebenorės dalyvauti? Nagi pradėkim, ką man reikia daryti? Ne, kas per velnės, taip nebus įdomu. O kur visi kiti? Emi, Mona, kur jūs? Draugai, manau, mums reikia šiek tiek palaukti merginų, jos vėluoja. Galbūt jos taisosi makiažą? Esu šiek tiek nusivylęs, kodėl jos vėluoja. Čia stovi 2 gražūs vaikinai. Blondi, kur konkurentės? Iš kur man žinoti knopą, bet kokiu atveju manau, kad jei nebus kitų dalyvių, aš laimėsiu ir šias 2 simpatijas kviesiu į pasimatymą. Ką? Mums nesvarbu, su kuo vakarieniauti restorane. Ne, vaikinai, ar manot, kad tai normalu? Ne. Ne, nuobodu pasirodė tik Blondė. Maniau, kad bus konkurencija. Kovojame už vaikinus ir kas čia? Pritariu, jei ne visi dalyviai čia, tuomet konkursą reiktų atidėti. Ta prasme, aš ruošiausi. Nieko tokio, Blondi, jei nori laimėti, pasiruoši ir kitam kartui. Ne, palauk, mes tikrai norėjome eiti į restoraną. Vaikinai, varžybos atšauktos iki pasimatymo, visi skirstosi. Nesuprantu, Mūdi to labai norėjo. Kažkas čia ne tai. Gerai visi, draugai, pirmin. Timūrai, Smailikai, ar tu ateini? Dieve mano, bet mes visą dieną nieko nevalgėme. Draugai, nežinau, kas vyksta, bet būtinai sužinosime. Šiandienos varžybos atidedamos. Smailikas regis, merginos mus sugėdino, matyt mes netokie jau ir gražūs. Negali būti, čia kažkas tikrai negerai. Kažkas tikrai negerai. Smailikai, Timūrai, Blondė varžybos atidedamos. Tikimės, kad tu į visą tai neįsikišai. Žinoma, ne. Blondė, mes viską įsiaiškinsim. Kol tu elgiesi šiek tiek keistai, tavo smakras trūkčioja. Niekas netrūkčioja. Taigi, varžybos numatytos rytoj. Draugai, mes labai norėjom pamatyti konkursą, bet kažkas ne taip. Ką manot, ar merginos prarado susidomėjimą ateiti į konkursą, ar kažkas jiems sutrukdė? Parašykit komentaruose. Spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate!